Sveiki! Čia per karštą. Nu va, taip geriau. Pirmiausia, šiame video norėčiau padėkoti jums, žiūrovai, kad padėte man toliau kurti video, ką aš ir darau. O toliau šiame video kalbėsiu apie Valentiną, muziką ir atsakysiu porą jūsų užduotų klausimų iš FM. Ai tu! Tai va, apie Valentiną. Kaipgi praėjo jūsų Valentinas? Nu, man tai ne kažką, bet vakarės ėjo. Kaip praėjo jūsų Valentinas, rašykite žemiau komentaruose. Užtekite Valentiną dabar apie muziką. Ta naktį, O apie muziką tai norėčiau tiesiog paklausti, kokią man reikėtų užsidėti fono muziką. Tai va, pasiūlymus rašykit man į Gmailą, kuris bus description'e, aprašyme, dar kažkur. Dar galvoju. Ir apie muziką taip pat norėčiau paklausti, kaip jums X faktorius. Savo nuomonę parašykite apačioj komentarus. O dabar klausimai. Skambėtų tai, kiek negyvų kūdikių telpa vonioje? Atsakymas būtų toks. Kas čia išvis per klausimas? 1, 2, 3, 4, nežinau. Ką daryčiau ir koks būčiau, jei neskaičiuočiau pinigų, būčiau multimilijonierius ir būčiau įtakingas asmuo. O atsakymas paprastas. Būčiau toks kaip dabar. Ir turėčiau visokį pribambastų nesąmonį. Čia būtų karočio lazeriai. Nekinga. Ar esi medžias karvė? Tai aišku. And here it comes. Kas pas panas seksualiausiai? Dis. Kas paskutinį kartą smogė žąsį? Įdomus klausimas. Paskutinį kartą smogiau žąsį vasarą. Ji buvo labai arši, bet aš ją užmušiau. Su kirviu. Gražu kaip pana dažosi, ar natūraliai vaikšto? Jei pana negraži, tai gražu kai dažosi. Tada jinai taip pat tampa graži. Bet kai graži ir dažosi, ir kai užsimeta stuką kilų ten, karoči, ten tonom pudros, tai tada ne kažką. Jei apie tave arba tavo istoriją kurtų filmą, koks norėtum, kad aktorius tave vaidintų? Bredas Pitas! Tai šiandien tiek, su jumis buvo Edvinas. Tikiuosi jums šitas video patiks ir spausite like. Ir nepatiks spausite like. Taip pat tą subscribe mygtuką. Šičia kažkur. Ir dar kartą atsiprašau už video kokybę. Ir aš iš čia dingstu.